Dabar pasitikite į mūsų laidą grįžtančius Olegą, Jeleną ir Michailą. Sveiki gyvi ir iš tikrųjų malonu, labai malonu jūs matyti čia sugrįžus pas mus. Mums irgi. O dar maloniau, kad jūs nieko pas mus nelaimėjot, nes užsimanė 1000. Per klaidą nelaimėjo. Bet gal dabar aš matau iš veidų pasiryžę juodai užsispyrę ir eisit iki pabaigos. Nebejoju, kad 1000 litų jau dabar tiesiog dreba, kaip nori patekti į šių jaunuolių rankas. Tai man atrodo, kad nieko nedelsdami ir pradėkime, ne? Jūs pasiruošę? Taip. Vadinasi, pradedam dabar. Šeimoje, kur visi sako tiesą. Sūnau, kur tu buvai? Geriau. Kas tu toks per žmogus? Galėjai pasakyti, kad buvai bibliotekoje arba su draugais. Na gerai, buvau bibliotekui. Su draugais. Geriau. Kai aš buvau tavo amžiaus. Nuotraukas mačiau. Geriai. Gedimino prospekte. Seni, tu ką? 30 sekundę. Pirmas 100 litų atitenka Olegui, Jelenai ir Michailui. Koks žiaurus kerštas. Dantis už dantę, Iš mano ne? gyvenimo. Iš tavo gyvenimo? Čia tu keršiai kažkam? Nelagi visai. Geras. Pirmas geras, klausykite. 30 sekundžių užtruko ir matosi, kad iš tiesų pasikaustė, jau grįžo į mūsų... Nugi pasibučiuokit. 100 litų. Iš karto, iš mano kišenės. Draugai, jūs laimėjote 100 litų, sveikinu jūs ir... Dabar belieka išsiaiškinti, ar jūs norite rizikuoti savo 100 litų ir bandyti išlošti 2, ar visgi užteks po 33 ir 33 centus ir centas lieka man. Ne, mes visgi eisim toliau. Trupučiuką. Gerai, trupučiuką. Aš sakyčiau, kad galbūt eikite visą kelią, o antroji minutė dėl 200 litų, nors jūs galite sudeginti 100, bet pasistengkite, man atrodo, taip ir neatsitiks. Prasideda jau dabar, nedelsant, now! Pirmas pagamintas Lietuvoje troleibuso test drive'as. Na, kažkoks vairas labai nepatogus. Tai čia ne vairas, čia signalas. Vairas, čia. Aha, aišku, bet kažkaip jis labai nesisuka, aš pavyzdžiui į kairę noriu pasukti. Tai paimk kairinį vairą. Aha, aišku. Na, tada važiuojam. Gerai. Žinios. Sinchroninio plaukimo sportininkis iš Kinijos laimėjo Grand Prix dar ir už tai, kad buvo panašios. Ha! Nežinomieji užpuolikai įsiveržė į viešnamį ir jau 30 dienų nepateikė jokių reikalavimų. Ha! Katė vedlys padeda neregiesiems laipioti medžiams. Ha! Negyvenamoje saloje Robinzonas išėmė visus savo šonkaulius, bet moterį sukurti taip ir nepavyko. Ha! Žinoma, kad 78% merginų simuliuoja smegenis. Ha! Robin Bad atiminėjo dešrą iš... Mūsų komisijos nariai išliko šalti kaip pumpukai. Ha! Kas nusišypsoja? Kaip stimuliuoja smegenis? Jeigu sąžininkai, aš nusišypsoju. Rimtai? Reikia į juos žiūrėti, o ne į mus. Aš keičiu savo verdiktą, jūs laimit 200 litų! Matai, kas baisiausia, netgi žiūrovai čia stimuliuoja man smegenis. Jūs turite 200 litų, galite bandyti išlošti 300. Ar turite dar ką pasiruošę? Pakalbėti. Pakalbėti. Ne. Gerai, mes nusprendėm eiti namo. Jo. Bet jūs galite laimėti 300 litų, kaip tik puikiai išsidalins. Ne, Praeitas bandymas buvo nesėkmingas. Bet mes išmokėsim jums jūsų laimėjimą, jeigu pasižadėsit dar grįžti. Tai grįžim, aišku. Tai grįšim. Visi girdėjo, jie dar grįš, jie laimi 200 litų, pasveikinkim!
Matom, kokie geri. Geruliai. Ir supranti, aš prieš tai pasakiau, kad tai yra žmonės, kurie eina iki pabaigos, bet jie pasiims 200 litų. Ha! Už gražą paims už šandos. Ha! Ha! Ir ką, Bet- ir sugalvos dar naujų bajeriukų.